Sveiki, tai šiandien dirbtuvėse Kawasaki Z750 su sankabos problemom. Kawasaki turim Z750 2000, jeigu neklystu, 7 metų modelis. Taip. Ir šitas motociklas turi vieną pagrindinę problemą. Buvo ir daugiau, bet jau viską įsprendėm. Ne viską pavyko nufilmuoti, tiesą. Uždėjom naują duslintuvą. Visiškai. Padangas naujas pakeitėm. Dar kažkokių tai darbų darėm. Va tiesą, dar rankinėlės uždėjom. Į spalvą, kaip sakoma, prie motociklo. Ir liko viena pagrindinė problema, tai yra su sankaba. Sankaba yra, kaip čia nupasakot, nekontroliuojama, galima taip pavadinti. Tai yra sankaba, kaip nuspaudė, jungi bėgi, viskas įsijungia gerai, tada atleidi sankabą truputėlį, lyg ir norėtum po truputį važiuoti, jinai kaip ir važiuoja ir dar čiučiut atleidus, motociklas jau iš karto šoka. Jinai neturi to diapazono veikimo nuo pradžios iki galo, kad nuo to visiško neveikimo iki jau sukabinimo pilno reiškia, kad būtų švelnus pajudėjimas. Važinėti yra iš tikrųjų labai nepatogu. Vien dėl to, kad tas motociklas visą laiką nori šokti priekį. Kiekvieną kartą paleidus, reiškia, sankabą pradedant važiuoti, yra tas kaip čia pasakyti, pasibaidimo momentas. Taigi problema yra, aš jau kaip ir anksčiau turbūt rodžiau, yra tuose, taip pavadinkim, sankabos krepšelėje ir diskatoriui. Čia, nežinau, nesimato, turbūt gal ir matosi, dryžiukai tokie, reiškia, vat, ant kiekvieno šito ir čia nais, reiškia. Tai čia jau net pirštų braukiant jau jaučiasi, kad duobutė. Tai atsitinka toks dalykas, kad nuspaudus sankabą, spiruoklės kaip ir atsileidžia, bet patys diskai lieka įsifiksavę į tas duobutės. Biški pradėjus judėti ir gaunasi, kad jūs, kai atleidžiat sankabą, jinai turi tik tai dvi padėtis arba tokia, kaip jungiklis, on-off. Reiškia, ir kiekvieną kartą jinai, kaip sakoma, iššoka į tą duobutę ir už tai tas motociklas ir lekia į priekį. Taigi mes, aš vadinu tai restauracija, iš tikrųjų tai yra tiesiog, kaip čia pasakyti, tų griovelių sulyginimas, su poliravimas kiek įmanoma lygiau ir sudėsim viską atgal ir bus labai didelė tikimybė, kad tas motociklas vėl važiuos labai gerai. Nusiimsim diskatorių, paskui apšlifuosim visą tą reikalą iki lygaus. Čia yra ilgas ir nuobodus darbas, tai gal aš jums tada parodysiu jau, kaip atrodo visas tas dalykas, kai yra nušlifuotas. Tai vieną dalį pabaigiam. Tai ką mes padarėm, tai iš pradžių prasipoliravom tuos tarpelius visus, kam to reikia. Tai yra, kitaip sakant, galima būtų galbūt ir su dildė padaryti, bet dildė paliks labai gilius griovelius, kurių tose vietose paskui, aišku, remsis sankabos diskelis arba tarpdiskis. Ir jisai elementariai, kadangi ten jau plotas yra, atramos tas taškas yra, kaip čia pasakyti, subraižytas, jisai vėl toje pačioje vietoje duobutę pasidarys. Taigi šitas paviršius praktiškai, veidrodinio gal nereikia, kad būtų tas paviršius kiek įmanoma lygesnis, kadangi, kaip žinom, abrazyvas paviršių braižo. Tai kad tie subraižymai būtų kuo mažesni ir kuo mažiau šansų būtų, kad tas visas reikalas reiškia, kaip čia sakyti, neišeis iki galo padaryti. Taigi pabaigsim dabar ir patį dar diskatorių. Va, jisai kaip atrodo, kokie subraižymai yra. Nesubraižymai, o išdilė nuo diskelio. Tai čia iš pradžių sudildė, tada su švitriniu. Dar paaiškėjo, kad šitos spiruoklės jau užsibaladoja. Viena, antra, trečia. Čia yra pirmoji spiruoklė, irgi baladojasi ir šita baladojasi. Tai iš esmės vos ne taip, kad reiktų šitą daiktą išardyti, įkišti kažkokią tai atramą spiruoklėm, kad jos turėtų kur atsiremti. Na ką, tai pabaigėm ir antrąją dalį. Vėl graži blizganti ir be jokių griovelių. Kaip sakoma,
viskas tvarkoj, tai dabar kažkur tai čia buvau pasiruošęs tarpinį naują visiškai ir tik dabar susivokiau, kad nuėmęs neradau tarpinės, pasirodo, čia jau kažkas buvo, ko gero, ardės visą tą reikalą ir idėjas be tarpinės, ant germetiko. Taip sukaltūrina ir sutaupo 3 eurus, reiškia, ant elementariai tarpinės. Siaubas. Nu ką darysi, tai dabar reikia nusivalyti germetiką nuo čia. Kol nėra to viso diskatoriaus savo vietoje, tai čia gan patogu tai padaryti, kadangi galima įsikišti skudurą, kad neprimėtyti viso šlamšto į vidų. Tai mes viską išsivalom, tvarkingai, gražiai, taip pat ir dangtelį išsivalom, šičia aplinkui reiškia tą reikalą. Tada dėsim atgal sankabos krepšelį, tarpdiskių tą krepšelį, jeigu taip galima pavadinti. Sudėsim visus diskus į vietą, tiesa juos norėčiau supainioti, reiškia, vietom, kad neatsistotų nei vienas į tą pačią savo vietą, kur buvo iki tol, kad neatitiktų to išdilimo, reiškia, kad būtų viskas visai kitaip. Ir taipogi ką dar noriu padaryti? Nieko. Realiai tik tai įdėsim naują tarpinę, germetikų patėpti reikia 2 vietas, dvi vietas, tai yra tas vietas, kur susijungia variklis, tai o čia iš vidaus gerai matosi viena vieta ir šičia yra kita vieta. Dėl to, kad tose vietose kartais būna ne visai lygų, reiškia, tai kad užpildyti tą duobutę, kuris susidaro, tiesiog reikia šiek tiek patėpti germetikų. Ir ką, dėsim viską į vietą ir bus galima išbandyti tą sankabą, pasižiūrėti, kaip veikia. Nežinau, šiemet jau gal kokiam 2 ar 3 motociklom daręs tą dalyką. Tai efektas tikrai didelis. Gal ne iš karto jis didelis, bet, sakykime, truputį pavažinėjus, kaip prisitrina tie diskeliai į savo vietas, taip kaip jie turėtų. Tai iš esmės labai viskas būna, kaip čia pasakyti, arti naujo. Na gerai, tai darbuojamės, surinkam viską atgal ir galima bus eiti prie kitų darbų. Na ką, tai tiek darbų su Kawasaki sankaba. Kaip sakoma, rezultatas dabar, jaučiasi, bet negaliu pasakyti, kad taip kaip naujas motociklas. Tikrai. Tas diapazonas, aišku, po truputėlį atsiras, kai prisitrins stabdžių diskai, reiškia, prie to vadinamo keršelio. Stabdžių diskai. Sankabos diskai prie krepšelio. Ir kuo daugiau važinės, tuo greičiau, kaip sakoma, reiškia, tas visas dalykas įvyks. Dar kartą norėčiau parodyti, ko užsiėmame žiemos metu. Taigi šiandien dirbtuvėse pas mus yra Kia Sorento 2019 metų gamybos. Ir senas klientas nori nuotolinio užvedimo. Taigi montuosim nuotolinį užvedimą, valdomą visą iš telefono. Tai, kaip matot, prasiardėm čionais šiek tiek truputuką, reiškia, viso šito reikalo. Ir pabandysim padaryti taip, kad tas automobilis užsivestų per telefoną. Na ką, tai šiandien kita diena, tęsime darbus toliau. Liko kelios smulkmenėlės, reikia sudėti sireną pakabinti, temperatūros daviklį pravesti, reiškia, dar į saloną ir surinkti viską viduj. Čia tiesą pasakius visai nedaug, bet žodžiu, sukabinti, kad viskas tvarkingai būtų. Na ką, ir tuoj tada darysim testą, pasižiūrėsim, kaip čia viskas veikia. Ups, sakyčiau.
Liko detalė. Nu ką darys, reikia vėl prasikrapštyti, vėl viską iš naujo ir uždėti vietą. Ajajaj, žiūrėk, nu. You found me when I was down. I didn't know you were around. Am I too big a deal? Am I what you're looking for? Can I be what you're looking for? Nu, o dabar tai tikrai užsidarysiu. Kas jam čia, kažin, yra? Nu, vse, einam testuot. Gerai, tai dabar jau tikrai einam testuot. Tai va, tai reiškia, turim pultelį. Dar kad veiktų reikia taip padaryti. Čia nerodysiu, ką darau, neįdomu. Tai va, tai žodžiu reiškia, dabar jau tikrai einam testuot. Užrakinam automobilį. Pyptelėjo, kad užsirakino, pranešė. Truputį palaukiam. Ir appsą nekonfigūruosiu labai tingiam. Tai, kaip sakoma, valdymo visą padarysim vėlgi SMS žinutėm. Išsiunčiam vieną raidę. O dar galit pasižiūrėti, kad mašinai tikrai nieko nėra. Šį kartą palikau ir langą atvirą. O tai vat viskas atrodo. Nu. O gal nieko nebus. Gal ir vėl nepasiseks. Ne, žiūrėkit, viskas vyksta. Viskas vyksta, įsijungia degimas. Starteris. Kondicionierius, klimatronikas veikia. Pučia šiltą vėjelį. Fantastika. Fantastika. Jeigu paliksi įjungtą sėdinių šildymą, tai pašils ir sėdinės. Vasarą užvedus, kadangi veikia kondicionierius, pašals ir variklis. Lygiai taip pat galima ir automobilį užgesinti. Išsiunti vieną žinutę. Tiksliau, valdymas per appsą. Pasispaudėm mygtuką, užgesta variklis, reiškia. Ir ledas. Ir galima naudotis su automobiliu, kaip čia pasakyti, kaip pridera žmogui, su komfortu. Tai va, o šiaip ateini, oi, raktas. O naudotis tai įprastai ateini, atsirakinė, du kart pyptelio, sėdi ir važiuoji. Ir viskas, ir daugiau jokių niuansų, kaip sakoma. Tai va, tai tokie tie žieminiai darbai, ko gero, tikiuosi, 3 serija. Na gerai, brangiai, tai iki. Na ką, tai netikėtai gavome dalių Honda trimerio varikliui. Einam surinksim. Nu kokį čia pradėti? Na gerai, pradedam tada šitaip. Na tai ką, variklis beveik susirinko, liko visai nedaug detalių, keletą čia biški, bet kadangi, kaip čia pasakyti, aš biški gal, sakykim, tingiu visą tą dalyką daryti, tai mes bandysim, kaip čia sakyti, burtai žaisti, ne? Neveikia. Mes čia pabursim biški, pabursim, abrakadabra. Neveikia. Manu, ką daryt?
Nu, biški kažkas geriau, bet nieko gero iš tikrųjų. Norėtųsi, kad daugiau susirinktų, bet, nu, nežinau, ką daryti, neveikia. Nesąmonė kažkokia. Visada suveikia, o dabar nieko. Nu, gerai, dar vieną kartą pabandom ir viso. Gerai? Opa. Kas čia? Susirinko? Ne, iš tikrųjų, žinokit, atvirai pasakius, susirinkti pats variklis negali. Reikia pačiam visą tą dalyką daryti. Ir sudėjus detalės ir laiką, kurį sugaišė visą tą dalyką padaryti, paaiškėjo, kad pigiau yra tiesiog nupirkti visiškai naują. Ir ką mes dabar padarysim? Unboxingą to variklio, ne? Pažiūrėsim, kokią dėžę gavom. Pirkom dar ir Hondos tepalą. Nu ką, praplėšim, pažiūrėsim kas viduj. Vieną ranką sunku plėšti. Kaip gerai ant dušios. Naujas variklis. Jo, kaip ir prašėme, turime dar pastos reduktoriui, trimerio, instrukciją. Na gerai. Tipo šitą daiktą reikės paskaityti. Tiesa, o šitą variklį mes kada nors sudėsime tokį, koks jis yra, su tuo pačiu stumokliu. Nu gal ne, gal aš užsakysiu naują stumoklį iš Kinijos. Pabandysim pasižiūrėti, ar iš jo kas nors išeis ar ne. Jeigu išeis, tai galbūt pabandysim padaryti taip vadinamą drift traiką. Ne, yra toks dalykas galikti. Kur su PVC ratais reiškia ir duodi gazą ir visą laiką skersas. Nu, bet čia, žodžiu, tolima labai ateitis, kai visiškai nebus ką veikti. Na gerai, o dabar pakuojam toliau. Nice. Naujas visiškai vat motoras. Ai. Kokia pasaka. Na ką, tai pripilsim tepalą, kadangi sakė, kad tas variklis yra be tepalo. Beje, kainuoja toks variklis 220 €. Su visko, taip kaip matote, su dėžutė. Taip, tai kadangi mums rašo no oil in engine, reikia pripilti jo. Kaip viena ranka nieks nevyksta. Pilame tepalą. 100 gramų mums reikia tepalo. Visai nedaug. Tiesa, Honda rekomenduoja keisti tepalą šitam daiktui kas 20 darbo valandų. Ko gero reikia naudotis jų rekomendaciją. Įtariu, kad pirmam pripilimui bus mažokai. Bet žodžiu, pastačius tepalą, ne, tiksliau ne tepalą, pastačius variklį tiesiai, tepalo šiek tiek turi išbėgti. Blema, kaip sako, taip ir yra, 100 gramų iki krašto. Gal čia visgi kas nors yra svarbaus, gal reikia paskaityti. 10 valandų pakeisti tepalą. Parduotuvėje sakė 20. Air cleaner, check. Clean kas 25 valandas. 3 mėnesiai arba 25 valandas. More frequently when used in dust area. Ne žodžiu, čia yra daugiau parašyta negu kad man sakė. Elementariai reiškia pagal grafiką. First month tepalas pirmas po mėnesio arba 10 valandų. Pirmas 10, kitas po 5. Nu žodžiu, mes keisim po 20 valandų visą tą reikalą, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko sauno. Žvakė 100 valandų. Reikės nupirkti moto valandų matuoklį ant šito daikto. Nieko gero, žodžiu, be jo nebus, tikrai neatsiminsim visą to reikalą patys. Žodžiu, iš tikrųjų, tai čia nėra įdomu visai. Čia dar kita kalba, viskas yra neįdomu. Benzinas, reikia benzino. Ašgi paliebomo pro šoną propilsiu. Na ką, tai atėjo tas momentas, kai reikia pasižiūrėti, ar jisai veikia. Pirmą kartą užkurt. Geras.
ką, tai fantastika. Variklis veikia. Viskas, kaip Seb pasakys. Pavyko kuo puikiausiai, vos ne iš pirmo karto užsivedė. Na, žodžiu, mes ką dar su to varikliu padarysime? Duosime jam kelis šiluminius stiklus, tai yra duosim padirbti kokią 20-30 minučių ir paskui užgesinsim, duosim atšalt, vėl duosim padirbti, reiškia. Ir bus galima jau, kaip čia pasakyti, duoti ir apkrovos tada ir visą kitą. Na ką, tai motociklą suremontavom, Kia užvedėm iš telefono, surinkom ir, gal tiksliau nesurinkom, o užvedėm ir Hondos variklį. Medžiaga vis dar archyvinė ir darbai buvo daryti pakankamai seniai. Taigi viskas brangieji. Šį kartą tiek. Nepamirškit to subscribe mygtuko, skambinkit varpais. Taip pat galit mūsų pasiieškoti ir Instagrame. Na ir tiek. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir iki.